Sveiki visi, šiandien kilo mintis tokį palyginimą nedidelį padaryti, nes labai dažnai gaunu klausimų, kas liečia, kuo tu čia užsijemi, ką tu čia darai, ko tu čia rodai. Kai kurie jau, kurie šiek tiek pažengę yra klausia, kas tas Fitline'as yra, iš kur jisai, kur tu čia jį atradai ir kas čia taip toliau. Tai žinot, labai mėgstu kalbėti apie Fitline, nes apie jį kalbėti labai paprasta. Nes galiu kalbėti apie maisto papildus, visada sakau, kad per save esu perleidęs turbūt viską aktyvios fizinės savo pasirengimų metu triatlonam, bėgimam, išskyrus ten kažkokių tai cheminių preparatų, kurių niekada nenaudojau, bet įvairiausius maisto papildus vartojau, turėjau dėžutę, kurioje buvo piliulės tabletės sudėtos ir turbūt papildomas maisto papildai, tai visada atrodė, turbūt visi tai žino, mėgstu dar tų dėžučių turiu, čia nėra jos visos, tai įvairiausi vitaminai atskiri, įvairiausi nežinau, mineralai ten ir taip toliau, kuriuos jeigu gert tokių režimų, tai yra tokių piliulių tablečių pavidale, tai galiu pasakyti, jūs niekada, net vidutinio rezultato negausi, dėl to, kad reikia visada žinoti, ką su kuo kaip maišyti, ką su kuo galima kartu vartoti, reikia turėti programėlę telefone, kuri jums tenai pasakys, kada, kas ir kaip yra ir tam reikalingas specialistas ir taip toliau. Tai turbūt ir daugelis pas save gali rasti tokį komplektą įvairiausių dalykų ir vitaminų, mineralų ir taip toliau. Ir tai, aš iki praeitų metų spalio mėnesį visada galvojau, kad toks rinkinys tai yra toks, šiuolaikinio aktyvaus žmogaus komplektas, kurį tiesiog reikia visada turėti su savim ir žinoti, kaip ką gerti. Nes jeigu jūs geriat kažkokias tai piliulės ar tabletės atskirai, galiu jums pasakyti, kad nieko iš to nėra, nauda ten minimaliai ir tai jums gali pasakyti bet kuris turbūt dietologas, mitybos specialistas, kad jeigu jūs nekomponuojat, nežinot, kaip tuos produktus su kuo vartoti, papildą, kaip su kuo, tai rezultatas bus minimalus arba nulinis. Tai yra spalvotas šlapimas tualete ir viskas tenai išeina dėl to, kad organizmą neapgausi ir tokią rutiną turint maisto papildų. O beje, dabar apie maisto papildus reikia būtent dabar kalbėti, nes organizmą stiprinti reikia vasarą. Tuoj bus rugsėjais, spalis, liepa, sakau, lapkritis, kai ateis virusų laikotarpis, ateis intensyvus įvairus tas išbandymas mūsų organizmui, todėl maisto papildomą maitinimą stiprinti su daržovėm be abejo ir be abejo maisto papildus vartoti jau reikia pradėti šiandien, bet ne tokiam pavidale. Tai labai paprasta Fitline'as, tai yra ne tai, kas čia matote, kur yra, o kai manęs paklausia, tai galiu atsakyti, čia yra visas Fitline'as. Visas Fitline'as dviejose pakeliuose. Tai yra rytinis vitaminų kompleksas, vakarinis yra mineralų kompleksas. Tai yra vieni geriami ryte, kiti geriami vakare. Ir čia nėra pavienių mono kažkokių tai preparatų, ten C vitamino atskirai, ar ten kažkokių tai mineralų atskirai, ten magnis ar taip toliau, tai yra viskas yra komplektai. Ir įsivaizduokit, su šitais dviem pakeliais PM International apyvarta yra didesnė negu tą dėžutę rodžiau, tenai 100, pavyzdžiui, produktų yra per pus mažiau parduodama negu su viso labo su dviem šitais vokiečių išrastais ir sukurtais nuo 93 metų tobulinimais pakeliais. Įsivaizduokit, tai čia toks naujas iPhone'as telefonas, tik maisto papildų rinkoje. Vienas ryte, vienas vakare. Ir tai užpildo per 80% visų mitybos spragų šiuolaikinį žmogų. Tai yra maisto papildomas maitinimas šiuolaikiniam žmogui iš principo. Nereikia tokio turėti su savim, čia net ne viskas. Aš dar turiu tokią vieną pintinę, tik nenusiėmiau. Tai gali būti toks pavidalas, tai čia kas yra, tai čia daugiau dar yra. Ir bus įsisavinamumas ten kartais mažesnis. Gali būti toks pavidalas. Tai yra skanus beje gėrimai ir vienas ryte ir kitą vakare. Taip yra, taip atrodo pakuotėse. Tai yra B grupė gali būti atskirai, gali būti kartu ir šitie du yra geriami vakare ir mineralai ryte, o čia yra vakarinis gėrimas. Viskas. Tai
įsivaizduokit, tarp to ir to, kiek reikėjo evoliucijos praeiti, nors dar daugelis dabar matau su tais buteliukais ir tom piliulėm barškančiom dar jų turi ir jas vartoja ir sako, kodėl ten nėra kažkokios tai, nežinau, naudos ar taip toliau. Tai galiu pasakyti, jeigu norit po tokį rinkinį vartoti, tai reikalingas dietologas, reikalinga dėžutė ir reikalinga programėlė telefone, kuri jums indikuos, kada ir ką reikia vartoti ir ką reikia gerti. Ir tai jums pasakys bet kuris turbūt mitybos specialistas, nes jeigu jūs vartosite atskirai, tai bus, nauda bus ten minimali. Arba gali būti toks tokia rutina ir toksai komplektas ir tai yra jau bus, ir tai bus rytinis, vakarinis skanus gėrimas. Kaip tai atrodo, tuo aš jums pademonstruosiu ir kad jūs galėtumėt susidaryti nuomonę ir suprasti, kaip tai yra. Vat, tiesiog praplėšim. Į stiklinę įberiam. Viskas, milteliai. Ir jisai pakankamai gerai tilpstantis yra, gražiai atrodo ir skanus yra. Ir va čia yra, tai yra viskas, ką reikia žmogui vartoti ryte, per 80%, ne viskas, ar gali būti omega čia dadėta, dar kažkas. Ir va tai yra visas fitlainas, vienai stikliniai rytui. Ir taip atrodo, taip atrodo šiuolaikiniai maisto papildai, taip atrodo šiuolaikinis papildomas maitinimas. Ne kaip yra čia, matot, ir turbūt pas daugelį gali yra tokia dėžutė, o tai yra skanu, paprasta vartoti, efektyvu, beje, čia yra 8 rūšių skaidulos, 4 tirpios, 4 netirpios, probiotikas, daug kitų dalykų, be viso vitaminų komplekso, kuris mums reikalingas. Tai yra toksai ir analogiškai vakarinis gėrimas mineralai, tai yra gilio miego fazai, kitiem dalykam be abejo ir tam, kad šarminti mūsų organizmą. Diana klausė, negazuoti, negazuoti, Diana, tie gėrimai yra, nes jie yra tiesiog, nežinau, jie gal primena kažkokį skonį multivitaminų tokį kompleksą pagal skonį ir netgi spalvą. O vakarinis, beje, yra išskirtinis, mano akim žiūrint, nes mineralus padaryti skanius, tai arba jūs, jei tokiam pavidalė juos valgot, kaip čia yra, tai bus kreida, tai yra nukreida tiesiog valgot. Čia jeigu yra gėrimas, analogiškas skanus gėrimas padarytas ir didelio pasisavinimo. Tai toks fitlainas, kiek tai kainuoja, kai manęs klausia, tai aš labai dažnai pasakau, tai kainuoja kavos puodelį per dieną. Daug tai ar mažai, nežinau, kiekvienas čia kaina yra toks sąlyginis dalykas. Kitas dalykas, jeigu jūs parekomenduosit 4-5 žmonėm, ten tarkim, ir jie taip pat atras savo šitą iPhone telefoną maisto papildų rinkoje šiandien, tai yra tokiu atveju, jūs arba stipriai galite atpiginti, arba vartoti visiškai nemokamai. Beje, ar jums jo reikia ar ne, nereikia laukti 3-4 mėnesių, kaip dažnai jums pasakys, turbūt tokius perkant, o užtenka kelių savaičių arba mėnesių, ar jūs suprasite, ar jūs toliau jums jo reikia, ar jums toliau jo nebereikia. Jeigu jūs ten, nežinau, sugebate užpildyti savo mitybos spragas visas, ten maistų, nežinau, daržovėm ar taip toliau pavartojate, jums ten nepajautėte kažkokio tai vieno ar kito teigiamo poveikio, tokiu atveju jums tiesiog jo nebereikia, arba jūs iš karto, kaip aš, pavyzdžiui, vakariniai mineralai, nežinau, aš dažnai mėgstu sakyti, už šitą produktą sumokėčiau, bet kiek ir mano akimis žiūrint kainuoja niekingai mažai, bet čia mano asmeninė ar subjektyvi nuomonė. Todėl, kad tokio efekto grinai kaip aš, su gilios miegos fazės pagerėjimu ir taip toliau, aš niekada su tokiu komplektu nebuvau radęs.
Taip kad va toks yra Fitline'as, jeigu turite klausimų, norite sužinoti daugiau, rašykite asmeninę žinutę, visada atsakysiu, atsiųsiu video, pridėsiu, jeigu norėsite, į uždaras grupės, kur tūkstančiai žmonių dalinasi savo nuomonę, savo rezultatais, vartojant Fitline produktus. O jeigu ieškote plus dar, nežinau, pajamų šaltinio, ar norite kažką padaryti žmonijai gero, tai Fitline'as tik ateina į Lietuvą. Mes turime sertifikuotą notifikuotų papildų registrį, jie yra visi, turime įmonę, kuri yra Lietuvoje, o ne kažkur Lenkijoje, užsieniuose, ar ten kažkur siunčia logistiką, turim iš Lietuvos, tai yra viską turime čia, turime atidirbtą konsultacinę apmokomo bazę visą, jeigu jums to reikia, ir be abejo, aš su tuo pats, tai yra vienas pagrindinis mano užsiėmimas, aš matau tame didžiulę prasmę, nes manau, kiekvienam žmogui to reikia, kiekvienas turi tai pabandyti, per save bent jau perleisti, kad pajaustų tą turbūt emocinę ir gyvenimo kokybę, kurią norėtų turėti. Kiekviena pakuotė kainuoja, tai žiūrint kokia, jeigu kalbėt apie tas du, ko reikia dienoje, tai tokiu atveju, tai kaip sakiau, kainuoja apie 3,5 euro dienai. Tai mėnesiui tai gali kainuoti, jeigu perkat, pavyzdžiui, šešis, tai yra komplektus šitus visus mėnesiui vienam žmogui, tai yra viskas. Tai gali kainuoti nuo 80 iki 120 eurų, priklausomai nuo to, kiek jūs pirksite. Ar šešias, ar vieną pirksite, ar kelias pirksite. Tai yra įvairi kaina. Ar tai daug ar mažai, pabandykite nupirkti vaistinėje, vitaminų kompleksą už 80 eurų, nupirkti mineralų kompleksą ir nupirkti B grupę už 80 eurų. Tai galiu pasakyti su pilnu patvirtinimu, kadangi pats pirkau ir va čia yra ant kokių 300 eurų, gal pripirkta visko, jeigu den daugiau. Tai vitaminai geri kainuos jums vaistiniai tarp 40-60 eurų, normalus, ne prekybos centre prie kasos, bet normalus vitaminų kompleksas. Mineralų kompleksas aš net bijau spėti, nes jeigu pirksit ne kreidą, nes paprastai tai yra kreida, kur ten, tai tokiu atveju tai kainuos irgi tiek pat, kokia 40-50 eurų. O B grupė, gera B grupė, kainuos dar kokią 60-70 eurų. Tai vat, jeigu pirkti atskirais komponentais, tuos 3 vaistinėje, kurie nebus suderinti tarpusavį, tai dera viskas tarpusavį, tai kainuos 150 eurų ir daugiau. Tikrai tai, kas veikia. Čia jūs galite nupirkti praktiškai už pusę kainos su NTC technologija, greito pasisavinimo, ir beje, visas tas kompleksas yra suderintas. Ir veikia, paprastai veikia greitai, jeigu yra kažkokių pas žmogų organizme mitybos spragų, pabandykite, įsitikinsite patys, be abejo, aš galiu tik apie save kalbėti, patarti, galiu savo patirtį pasakyti, nes džiaugiuosi tuos tai atradęs. Tai va toks yra tas Fitline'as, viso labo 3 dėžutės arba 2 dėžutės, B grupė gali būti viename, kaina ta pati yra, jinai čia iškelta, kad tarkim, jeigu tu nori dienos bėgiai dar pavartoti, aš juos vartoju kartais, pageriu B grupę ir dieną, jinai yra su guarana, tokia aktyvais produktą, mano stoliukuose gal buvote matę ją, ir man tai tinka ir patinka, ir čia vat visas yra Fitline'as, nuo 93 metų vokiškas produktas, Vokietijoje yra gaminamas, Nutrichem Diet ir gamykloje, tai yra zondinio maitinimo gamykla, lyderis pasaulyje, ir Dr. Falk, ir dėl to tai yra grinai vokiškas produktas, patys vokiečiai jį vartoja ne vieną dešimtmetį. Turit pažįstamų Vokietijoje, paklauskite, ar jie žino PM International Vokietijoje ir Fitline, ką man kalbėti. Ir viso šito yra parduota buvo 23 metais už 2,8 milijardo. Viso labo šitų 3 produktų, įsivaizduokit. Viso buvo parduota per 3 milijardus. Yra dar apie 40 produktų linijoje. Tačiau man patinka pats konceptas Fitline'o, kad tai yra tiesiog paprasta. Man kai sako, tai papasakok apie tuos produktus, sakau, ten nėra ką pasakot. Sakau, ten yra 2, ištraukiu paprastai, aš su savim tai turiu, sakau, yra viso labo 2 pakiukai, kurie, kaip 2 pakiukai, sakau, vieną geri ryte, vieną geri vakare, visas Fitline'as, viskas. Ir tai yra greitą gyvenimo būdą gyvenančiam žmogui, tai yra žmogui, kuris nori, tai yra turbūt tokia bus maisto papildų, papildomo maitinimo ateitis. Tai nebus tokia ateitis, kuri dabar išeina, ir turbūt galite pamatyti, kad, tarkim, tiesioginiai pardavimai, kur yra daromi, tokia
tokia vat išvaizda, tai tiesiog yra kritimas ir žmonės tiesiog jau nebeperka, nes, na, tai yra viskas, tai yra istorija. Ir va tai yra, tai va tai, taip ir va tai va atrodo papildomų maitinimo ateitis šiandien. Tai bent jau pabandykit, perleiskit per save, kaip tai atrodo, kodėl tai yra kitaip. Ir aš beveik įsitikinęs, kad jau po keletos metų va tokių va bus labai mažai, kas nepasikeis, tie tiesiog išeis iš rinkos ir didžioji dalis papildomų maitinimo atrodys būtent taip. Tai tiek norėjom sakyti jums šiandien. Bandykite, atraskite savo fitline, atraskite tai, kas yra geriausia papildomo maitinimo rinkoje šiandien. Turite klausimų, rašykite žinutę, bei norite čia pradėti judėti ir skleisti tą žinią Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, didžioji Europos daly dar rinkos tuščios yra, gauti mokymus iš profesionalų. Taip pat rašykite žinutę, atsiųsiu koncentruotą video, atsakysiu į klausimus ir galėsime pridėti judėti. Tai ką, ruoškite žiemą roges vasarą, ruoškite, stiprinkite organizmą vasarą. Linkiu kaip visada visiems gerai atrodyti ir gerai jaustis. Visiems fitline, visiems geros likusios vasaros, būkite stiprus ir būkite laimingi. Geros dienos.